Sveiki, tai su pavasariu visus senai jau besimatėm, nieko nefilmavau, nieko nedariau, praktiškai nedalyvavau garaže, sode irgi dar nebuvau, teko kraustytis, tiksliau jau buvom suplanavę kraustytis, tai persikrausčiau į miestą, tiksliau vis dar kraustymosi stadijoje, galima sakyti. Tai va, šiandien atvažiavau į garažą, čiut kažką pasidaryti, bet pasidarysiu turbūt ne tik garaže, bet ir į namus. Kadangi neturiu net dabar stalo, kur kompiuterį pasidėti viską, tai reikia pasidaryti stalą. Žodžiu, situacija tokia, kad paprasto pastatyti negaliu jokio, nes paskui netelpa nei lova, nei niekas, tai reikės pasigaminti kažkokį staliuką. Tiksliau, aš jau pasimatavęs viską. Tai galvojau, iš ko čia gaminti, gaminsiu iš fanieros. Depro buvau šiandien, nusipirkau fanieros lapą 18 mm. Staliukas čia nedidelis, bus toks nestandartinis. Tiesiog jau užsipjausiu, pasidarysiu, o paskui namie kažkada kažko dar nusitepsiu. Aš jį pasitonuosiu. Man gerai bus. Tai va, atsivariau motociklą jau laikinai, nes reikia į aptarnavimą vežti poryt. Tai va, nuvešiu aptarnavimą, padarysiu aptarnavimą ir galima bus pradėti sezoną normaliai. Aišku, jau šiemet važiavau kelis kartus į darbą, ne tik į darbą. Tai jau pasilgęs iš tikrųjų motociklą. Planų visokių turiu, aišku, dabar jų neminėsiu, nes dažniausiai, kai labai daug šneki, niekas ir nesigauna. Tai va, pakalbam dabar turbūt garažo temą. Tai garaže kas pasikeitė garaže? Tai garaže tėtis darbavosi po biškį, aš nebuvau. Tai įdėjo čia va ventiliatorių. Ta pati, kur sode laužui kuriant naudojau. Čia va išvedė į lauką, nes reikia vedinti dar garažą. Čia pajungia per tokį reguliatorių. Tai dabar dirba 30% tik tai jisai. Vėliau naudosimės jį tiesiog, va, tokia gofra bus padaryta. Nutraukimui, ar virinant, ar kažką, va, kad ištrauktų dūmus ir taip toliau. Kas čia dar pasikeitė? Kriauklė. Atsirado kriauklė. Iš to, kas buvo, iš to ir padaryta. Tai va, kriauklytė yra. Rankas nusiplaut, kur bus. Pasaka. Tai va, dar apdailos dalykai jokie nesidarė kol kas. Nėra kol kas tam laiko. Tai va, laukiam, kol truputį atšils, kad galima būtų susikliuoti plytelės ant grindų ir galutinai susitvarkyti garažą. Tai dar planas, čia va tokį stalviršį turim, tai sakėm, čia prisuksim tą lentą ant sienos virš darbastalio, kad susikabinti visokius įrankius ir taip toliau. O kodėl garažą džiovina? Todėl, kad po to žiemos buvo dar linksmiau čia. Tai taip nemenkai buvo užpylę, tas sniegas kai tirpo, tai kaip supratau, ne vien mums, čia apskritai daugam šita žiema ragus parodė. Irgi garažai šlapo. Galim nusileisti į duobę. Dabar va dar džiovinam čia truputį. O tokį ventiliatorių, kad po stalažais pūstų padėjom. Čia dar pro ten iš viršaus cirkuliuoja oras per ventiliatorius. Kažkaip po biškį bandom džiovinčiau. Gofra dar mėtosi. Šildytuvą buvom pajungę, bet dabar dyzelis
Dizelis dabar yra prabanga. Tai palauksim, kol atšils oras, atšils ir garažė, ko gero. Po truputį turėtų išdžiūti. Tai ką reikės eiti po biškį galvoti, kaip čia tą stalą padaryti. Stalas labai reikalingas, be stalo nebus ir video. Tai jeigu sulauksit video YouTube, vadinasi, stalas jau yra padarytas ir kompiuteris mano veikia. Na ką, pasidariau truputį vietos ir pasižymėjau stalą. Pažiūrim, ką čia prisižymėjau. Čia matas, nesimato. Tai va staliukas bus. Va toks va įstrižas. Tai 1,5 m ant viso fanieros ilgio, tai 83. Šiaip norėjau daugiau, bet platesnės fanieros tokios neradau, realiai pirkti didžiulį lapą neapsimoka. Tai pasitenkinsiu tokiu staliuku, nes šitoje vietoje komoda stovi. Tai gaunasi su komodos pločiu turi būti. Ir įstrižai, kad kėdė prisistumtų ir netrukdytų po to dar lovai. Beje, čia vamžiai pas mane prie sienos lango, tai reikia čia išpjauti vamžiams. Nu, žodžiu, tokią nesąmonę reikia padaryti ir bus gerai. Paskui kažkaip gražiai gal nuspalvoti. Ir viso. Geriausia būtų dar va šitą vietą, kad netiesiai linija eitų, o biškį lanku va taip. Tik pasižiūrėsiu, gal čia išeis taip ir padaryti. Būtų tikrai gerai. Dar tokia betvarkytė tam garaže, nu bet ką padarysi. Dar viskas čia keisis, pradžiai tas grindis norim pasidaryti ir tada galima bus jau tvarkytis normaliai. Tai plus dar į duobę reikia elektrą atsivest, nu daug tokių iš tikrųjų darbelių, smulkių ir nesmulkių dar likę. Ką reikia? Reikia pasipjaustyti, ko gero. Kažkaip prisitvirtinti prie to stalo. Turbūt nelabai girdis per mikrofoną, kažkas gazuoja laukia jau su motociklu. Ką plokštė laiko, šitas gal per arti bus. Nenupjausiu paskui. Pjūklas rastas. Įdomu, kaip čia faniera pjaustys su tokiu stambiu. Na, bet gal gerai. Reikia truputį pasireguliuoti. Aukštį. Pjausiu iš rankos, kas bus nelygų ir apsišlifuos. Bus gerai. Reikia pasijungti siurblį. Nes paskui, kai nuvarysi motociklą aptarnavimą, galvos, kad lempyviai laikiau kur nors. Kažko tais nelabai laikosi. Angalis. Reikia sprendimo. Sprendimas gali būti tik vienas. Lipni juosta. Oras gražus. Vietoj to, kad mėgautis oru, tai garažė. Ai, dar visai čia tiesiai atpjoviau. Nu, biški čia va pasidraskė, bet aš žmogus paprastas, man bus gerai. Tai ką dabar reikia atsipjauti va šitą va. Neprantu prie kameros valdymo. Šitą atsipjauti ir paskui pasižiūrėti, gal tikrai pasidaryti tokį įlinkimą. Bet čia jau reikės su siaura pjūkliu, ko gero pažaisti. Nu, tai dabar, žodžiu, bandysiu pradžiai tiesiai atsipjausiu. Žiūrėsim, kas čia gaunasi. Norėjau dar storesnės fanieros, bet labai didelė gaunas pirkti reikia. Arba kitos per siauros. Užteks čia to tvirtumo turbūt tokiam stalui. Nu, forma kažkokia jau yra stalo. Išilgai medienos pjaunant. Gražiai, nieks nedrasko nieko. Vaskersai tik tai. Matyti jau pjūklas. Gal pavargęs čia pjaustams to pjūklų. Daug visokių dalykų.
tas USB plokštės pjovėm ir tas baldinės po to plokštės senovinių baldų, kur labai ten kietos ir žiežarbos neteina, atlaikė. Tai dar visai neblogai pjauna, sakyčiau. Tai ką reikia pasigalvoti, kaip čia pasidaryti tą išlinkimą. Einu pagalvosiu. Žiūrėkit, porą minučių ir iš karto radau sprendimą. 1, 2, 3. Kabel kanalą paėmiau. Va, įsilenkiau. Man va tiek, va ir užtektų. Tai va, reikia pabandyti pasidaryti va šitą va. Šitą visą gražybę. Tada pristumta kėdė. Niekam nemaišys. Ir šiaip truputį gražiau atrodo. O, kai reikia ieškoti lobziko. Reikia įsipjauti šitą ir įsipjauti vamžiams vietą. Nu ką, pasirašiau siaurą pjūklį. Bandau atsipjauti kiek įmanoma gražiau. Aišku, dar niekada gyvenime nepavyko labai gražiai atpjauti tokių dalykų. Nu ką, bandom. Nu va, apžiūrim rezultatą. Aš jaučiu, čia turbūt yra lygiausia linija, kokią tik esu nupjovęs su siaura pjūkliu. Na va, čia dar biškį pašlifuoti reikės, kadangi ne nuo ten prasidėjo tas lenkimas. Bet šiaip iš esmės, nu super atsipjovė. Jokių suplėšimų, sudraskimų. Apsišlifuos ir bus gerai. Savo šlifavimo mašinėlę viską palikęs dar ten, kur anksčiau gyvenau. Na va. Ta vieta taip užsirečia gražiai, atrodo, kaip taip turi būti. Gamykliškai. Tai va, kaip ir norėtųsi dar čia prasišlifuoti. Reiks eit pasižiūrėti, gal pastėti yra kažkas su kažko nutepti, kad jį... Nes tokia spalva tai ten visiškai netinka. Norėjau nusipirkti iš tikrųjų depo, bet šiandien tiek žmonių, kad iki depo važiavau labai ilgai. Ir iš depo važiavau tiksliau labai ilgai. Žmonių tai net nekomentuosiu. Matyt, paveikė visą tą situaciją, šitie pensijų pakopą. Žmonės turbūt gavo pinigų, tai dabar miestas užkimštas. Nu, kažką išmastysiu. Jei ne, tai reikės eit kažką kitką daryti. Nors truputį ir turiu ką dar padaryti, tai papasakosiu. O šitą dalyką reikia kažkaip gražiai įdėti. Tai tokia kaip ir padaręs dalykėlė, tai paskui parodysiu. Tiksliau pačiam įdomu, kaip čia gausis viskas. Ir reikės pasikabinti dar kamerą apsaugos. Tai va, bent jau porą dalykų tikrai reikia dar šiam padaryti. Tai einu pasieškosiu, gal yra su kažko patepliuot kažką. Ir žiūrim, kas gausis. Tai su kuo patonuoti ir neradau. Nu nieko tokio. Namie pasitonuosiu kitą kartą. Prie progos reikės nusipirkti kažkokią beico biškį ir pasidaryti spalvą, gal tokia gelsvesnė, paderinti prie baldo. Ir tiesiog nežinau, kokią alyvą gal nutepti ar kažko. Šitos tai turiu, o su kuo patonuoti neturiu. Bet vis tiek prieš tai reikia jį nušveisti. Kaip minėjau, mašinėlės neturiu, bet kai ką sugalvojau iš tikrųjų. Tai pažiūrėsim, kas iš to išeis. Technologija. Va. Sudėjau tokį papiriuką, šiaip tinkleliai dedasi čia, bet bijau, kad tinklelis kažką negražaus nepadarytų. Tai užsidėjau 150 grubumo
popieriuką, tuoj praeisim čia. Eik tu, kai gerai čia gaunasi viskas. Kai dar norėjau mažą mašinėlę Mirkos pirkti šlifavimui tokiam. Bet žiūriu, tokį didelį ruošinį, tai galima ir su šita drąsiai. Pasaka čia gaunasi. Vyriškai nuvalyti reikia. Vau. Galiu pasakyti, paviršius tai tobulas. Labai čia gerai viskas išsisprendė. Pasaka. Nusitanuot, nusaliuot ir bus puikus stalas čia. Aišku, dar kojas prisisukti reikės ir viskas. Negalvojau, kad taip gerai gausis. Aišku, dar svarbiausia, kad būčiau gerai viską pamatavęs. Pavyzdžiui, vamzdžius. Tai nieko, stalas eina į šoną. Eisim dar padaryti porą smulkių darbelių. Ir ko gero reikia stalą vežti namo. Nu va, ką mes turim. O turim mes dėžutę. Čia tokia paskubom padaryta realiai. Su ventiliacijom. Čiut per didelė. Nu, bet dar yra šiokia tokia idėja čia, kad bus joje ne vien va šitas dalykas. Dar galvoju, gal bus trafukas ir paskui čia kažkoks dar gal stalo apšvietimas atskirai. Aišku, ne aš vienas sprendžiu tai, reiks pasitart. Bet manau, kad stalo apšvietimas visai neblogai dar būtų papildomas. Tai reikia pabandyti dėžutę čia prisimontuoti viską ir žiūrėti, ar pavyko čia susiprojektuoti. Bet spausdinau aš ją su 3D printeriu. Labai paprastai, greitai, vienas darbas yra padarytas. Tai tik tai šito dar nepriklijavau. Čia yra fiksatoriai, bet biški per storą dėžutę. Padariau 5 mm. Tai teks čia biški gal klijų patepti tokių. Ir viskas. Skais varžtais variuotais. Prisukęs nuo garso stiprintuvo tranzistoriaus. Neradau kitokių namie. Smulkių varžtelių. Tai ką bandom pajungti. Nu va, užsikuria. Nu pasakykit, nu tvarkingiau atrodo, ne? Taip va. Man labai patinka, ką nors atspausdinti, sugalvoti ir atspausdinti. Tai va, dar čia tokių spausdinimo sprendimų yra realiai. Aišku, dabar čia skubos nėra tam, bet ventiliacijos uždengimus, sakiau, reikės padaryti tokius, kad kai nori atsidarai, kai nori užsidarai, bet realiai vasarą tai čia visą laiką ta ventiliacija bus sudaryta. Čia nebent žiemą, kai tuo metu, kai tu šildysies, kažką dirbsi, tai taip. O realiai turbūt nelabai gal reikalingas smarkiai. Tai va, dabar galvoju, reikia eiti prisimontuoti kamerą čia į kampą. Signalizacija, sakėm, reikia įsivesti signalizaciją, bet kol kas pastatysiu kamerą. Va, tokią kamerytę turiu. Tai naudojau šią metus gal laiko, gal daugiau kaime. Ten teritoriją filmavo. Tiksliau, žinai, kas ateina, kas išeina iš karto į telefoną. Ateina pranešimas ir tada matai. Čia, va, sakiau, pakabinsiu dabar tokią. Gal kažkas turit kažkokių patarimų, gal yra dar geresnių sprendimų.
Tai raštelkite į komentarus. Įdomu rekomendacijas išgirst. Tai ką, einu prisimontuot. Turbūt nefilmuosiu, kaip įsuku varžtus kelis. Tai va, kamerą pakabinau. Va, matom, šviečia. Jinai filmuoja mane. Nuo judesio iškart sureaguoja. Ir tada filmuoja ir seka. Tik va, pajudi. Iš karto va, pranešimą į telefoną gauni. Žaibiškai. Ir va, filmuoja. Aišku, kai nereikia, kai garaže būni arba prieš pats atidarydamas vartus, tiesiog ant telefono mygtuką paspaudinai. Tiesiog va, nusisuka ir viskas. Šiaip baterija tai labai ilgai jas laiko. Kiek teko išbandyti. Ir žiemą per šalčius pakankamai ilgai atlaikė prie namų. Tai va tiek va, turbūt reikia persirengti ir judėti iki namų, pasižiūrėti, kaip ten su tuo stalu gaunasi. Ar čia kas nors gaunasi, ar kas nors nesigauna, tai gal namie va, susitiksim ir pažiūrėsim. Na va, namo grįžau, susimontavau staliuką, tai labai patenkintas likau. Čia va kojas tokias uždėjau, kojos jau buvo prie kito stalo. Tai viskas gavosi gerai. Aišku, reikės tik tai padaryti panašią spalvą iš šitos komodos. Ir turėtų viskas būti ok. Va ir kėdė pavažiuoja. Tai tą išlinkimą labai gerai, kad išpjoviau iš tikrųjų. Nes gaunasi kėdė giliau įlenda, o čia man pačiam vietos, tai per akis realiai. Anksčiau, kur gyvenau, tai kolonėlės pas mane dar stovėjo, tokios nemažos šonasi, bet dabar kažką reikės sugalvoti kitko. Dėl ko čia tokie sprendimai, dėl to, kad čia va, turi lovą stovėti. Dabar čiužinys jau ant žemės guli ir paskui bus lova, tai tas čiužinys dar bus toliau. Tai kad galima būtų praeiti ir galima būtų atsisėsti prie kompiuteriaus. Tai va, pusė darbo jau padaryta. Galima bus eit montuoti video ir kelti YouTube. Tai va, pagaliau galėsiu vėl kažką kurt, kažką daryti. Prasideda moto sezonas, tai kas mane seko nuo anksčiau dėl kelionių kažkokių išvažiavimų su motociklu, tai jų tikrai bus ir ne vienas. Tai planuoju daugiau filmuoti ir kelti viską į YouTube. Tai va, tam kartui tiek. Ačiū visiems, kurie pažiūrėjo. Paspauskit laiką, parašykit komentarą, nepatingėkit. Tai iki sekančio karto.